Slyvų derlius gausus, o pyragai slyvų fantastiniai. Šis pyragas ne tik tai skanus, drėgnas, tačiau ir avižinis, sveikuoliškas, be pieno produktų ir glitimo. Tau reikės 10 didelių slyvų, kurias supjaustyt gali didesniais arba mažesniais kubeliais. Jeigu mažesni bus kubeliai slyvų, tai pyragas pjaustysis geriau. Ruošiant tešlą tau reikės 2 kiaušinių, nepilnos stiklinės alyvuogių aliejaus, stiklinės avižų gėrimo, 2 stiklinių avižinių miltų be glitimo, pusės stiklinės nerafinuoto rudojo cukraus ir taip pat vanilinio cukraus, kad turėtume dar puikesnį šio pyrago skonį. Visą tešlą išmaišyk gerai ir sumaišyk su susmulkintom slyvom. Kepk orkaitėje 180 laipsnių temperatūroje apie 40-50 minučių ir turėsi nuostabų pyragą, kuris pradžiugins tavo šeimą. Patiko šis receptas, spausk like, dalinkis su draugais, negailėk, rašyk komentare gaminsiu ir įsigyk mano knygą, kurioje yra net 322 receptai, tai yra mitybos enciklopedija sveiko maisto gamyba. Ir sek mane socialiniuose tinkluose ir sveikatai palankus LT ir būk pirmas, ne tik sveikas, bet ir informuotas profesionaliai.